Palanga rengiasi jubiliejiniai stintų šventei. Jos rengėjai pasivadinę Stintų ordinu tikina, šventė jau pasirengė. Ir vasario 16-ąją vyksianti jau 10. kartą, ji bus skalsesnė ir linksmesnė. Prieš pasirašydami dekretą Stintų ordino magistras kartu su riteriais lankėsi Basanavičiaus gatvės kavinėse ir domėjosi, kaip rengiamasi šventei. Baras pasiruošė Stintų šventei? Ruošiamės. Bet kvapas geras, gerai kepas. Žmonių daug dėsi. Pagal kvapą treniruojatės? Tik dabar sužinojau. Kad vasario 16 reikia atvažiuoti Stintas? Dabar jau žinosim ir atvažiuosim. Ir kitiems turit pasakyti? Pasakyti. Kiek Stintų prisipirko? 160 kg. Mes jau porą mėnesių kaip laukiame, nes patys lankytojai ateina, prašo, klausia, domisi, kada bus Stintų šventė. Jie patys laukia, tai ir mes laukiame. Į vieną populiariausių ir linksmiausių kurorto žiemos švenčių kviesti visi sutikti gatvėje. Dar žinot, ką vasario 16? Žinom Stintų šventę. Dažnai dalyvaujat? Visą laiką. Ir neužmirškit šiemet jubiliejinį 10-ųjų. Ateisime į draugų prisikviesti. Vasario 16 labai kviečiame į šventę. Ačiū labai, berniukai, dalyvausim. Pasak Stintų ordino kanclerio, jubiliejinė šventė išsiskirs tuo, kad į ją bus sudėta visa, kas buvo geriausia per 10 metų. Skonio prasme bus skanesnė, pramogų prasme bus linksmesnė, koncertų ir muzikos daug šoklesnė, taip kad pati šventė bus tikrai daug gražesnė, geresnė, didesnė, nei kad prieš tai buvusios. Šventės dalyviai jėgas galės išmėginti kepsnių čempionate, meškeriojimo varžybose, įvairiuose žaidimuose, susipažinti su žvejų amatais, tradicijomis ir melodijomis ir žinoma paragauti agurkais kvepiančių žuvų. Visi restoranai bus apie 20 restoranų, kuriuose bus galima ir laukia keps, ir viduje restorane, ir keps, ir marinuotas turės, ir vytintas, ir rūkytas, ir netgi žinau, kad yra ir Stintų ikrų kotletai. Riteriai nesibaimina, kad pritrūks žuvies. Maršalas užtikrino, kad nors mėgėjų ant tilto ir nėra, nes jūra arti kranto yra sukaustęs ledas, tačiau priekrantės žvejai intensyviai Stintą traukia tinklais. Praeitais metais buvo apie 4-5 tonas išprekiautas stintos. Šiais metais tikimės, kad bus daugiau. Pernai šventėje sulaukta apie 50 000 žmonių. Dėl rekordinio dalyvių skaičių šiemet šventė gali plėstis į Vytauto gatvę. Šventėje aktyviai besirengiantis kurortas žada ir kitų staigmenų. Šiuo Stintų ordino dekretu skelbiame, kad Palangos miestas pasiruošęs jubiliejiniai Palangos Stintų šventei vasario 16. Valio!